2013-uosius Klaipėdoje Rūtų galerijoje baigė Evaldo Šemetulskio personalinė tapybos darbų paroda. Parodoje vieni iš naujausio Evaldo Šemetulskio tapybos darbų. Iš aliejumi ir akrilu tapytų drobių besiliejančios abstrakcijos būdingos jo realizmui dėmesį prikausto ypatingų spalvų žaismu. Ypatingas dėmesys yra skiriamas spalvai bei šviesai, kuri tarsi iš dangaus liejasi, nutvieksdama visą pasaulį ir taip sukirdama savitą kiekvienam paveikslui emociją. Ryškus abstraktus potėpiai tarsi pinasi su realistiškais akcentais. Tapytojas sako, kad jo drobėse, kurioms idėjų semėsi iš gyvenimo, kasdienybės ir įsupančios aplinkos, atsispindi gyvenimo filosofija. Kokia ji, kiekvienas interpretuoja savaip. Dailininkas tik pastebi, kad per 3 kūrybinio kelio dešimtmečius jo požiūris į supantį pasaulį gerokai pakito, kaip ir pati kūryba. Pirmieji darbai esą dvelkė primityvumu, vėliau jie praturtėjo savitų požiūrių į žmogų ir gyvenimą. Naujas kūrybinis etapas prasidėjo 1990-aisiais, kai menininkas pradėjo dalyvauti grupinėse parodose ir organizuoti vernisažus užsienio šalise. Evaldo Šemetulskio darbai eksponuoti Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje. Jau 12 metų jis Nidoje organizuoja tarptautinius dailininkų plenerus.